Lietuvoje vis labiau populiarėja testamentai ir tai iš tikrųjų yra logiška, žmonės mąsto, galvoja ir iš tikrųjų nori būti garantuoti, kad jiems mirus tam tikras turtas atiteks įpėdiniams, kad nebus ginčo tarp įpėdinių ir panašiai. Tai yra, žmonės nori išreikšti valią ir jie reiškia dėl savo turto, kaip jis bus padalintas, kai jie numirs. Na ir gilindamiesi į testamentus, eidami pas notarą ar pas advokatus, jis sužino, kad yra net ne viena testamentų rūšis ir kartais kyla klausimas, kokį testamentą sudaryti. Tai viena iš rūšių yra sutuoktinių testamentas, apie ką aš ir noriu papasakoti šitame trumpame įraše. Kas tai yra, kaip jis yra sudaromas ir kokie pliusai ir minusai. Prašau žiūrėti toliau. Pats pavadinimas jau, manau, daug ką sako, sutuoktinių testamentas, kad tai yra sutuoktinių testamentas, šitą testamentą gali sudaryti tik tai sutuoktiniai. Tai yra, jeigu jūs gyvenate vienas, neturite sutuoktinio ar sutuoktinės, tai tokio testamento jūs negalėsite sudaryti. Kitas svarbus yra požymis šito sutuoktinių testamento, kad jis yra sudaromas pas notarą. Jūs galite sakyti, kad visi testamentai yra sudaromi pas notarą, tai koks čia išskirtinis požymis. Vis dėlto taip nėra. Yra ir asmeninis testamentas, kuris yra sudaromas ranka, tai gali žmogus sudaryti savo namuose tokį testamentą, apie jo ypatybės ir visus trūkumus ir privalumus pasakysiu kitame įraše. Ir kokia dar yra sutuoktinių testamento ypatybė, tai yra, kad visada yra taip, kad kai numiršta vienas sutuoktinis, turtas atitenka kitam sutuoktiniui. Tai yra, nėra tas turtas dalinamas iš karto jau mirus sutuoktiniam kitam įpėdiniui. Tačiau jau mirus antrajam sutuoktiniui gali sutuoktiniai ir paprastai taip ir nusprendžia, kam tas turtas atiteks, ar vienam, ar kitam, ar trečiam įpėdiniui. Taigi paveldėjimo eilė atrodo taip, kad miršta vienas sutuoktinis, paveldi kitas sutuoktinis ir jau šiam mirus tada paveldi kažkoks įpėdinis ar įpėdiniai. Tokia yra šito sutuoktinių testamento ypatybė. Turime tokią irgi sutuoktinių testamento galiojimo ypatybę, kad testamentas sutuoktinių nebegalioja, jeigu nutrūksta santuoka. Tai čia yra ir minusas sutuoktinių bendro testamento, nes tada reikia sudaryti kitą testamentą, jeigu santuoka yra nutraukiama, o jeigu yra asmeninis testamentas sudarytas vieno asmens pas notarą, tai paprastai galima ir nekeisti to testamento, jeigu valia nėra pasikeitusi. Sutuoktinių testamentas kaip ir sudaromas, taip ir nutraukiamas yra notarinė tvarka, nebent jis nustoja galioti, jeigu nutraukiama yra santuoka. Todėl, jeigu jis yra nutraukiamas kažkaip kitokiais veiksmais, tarkime, ten pasakymu, kad ne, aš ten pasikeitė mano valia ir panašiai, tai tokie pareiškimai negalioja. Kalbant apie sutuoktinių testamento pliusus ir minusus, tai vienas iš tokių, kur būtų galima priskirti pliusams ir minusams, tai yra, kad negalima pakeisti galutinio įpėdinio, jeigu jau yra priimtas palikimas pagal sutuoktinių testamentą. Kaip aš ir minėjau, sutuoktinių testamentu pirmiausiai turtas atitenka ar gali priimti palikimą sutuoktinis ir kai jis jau priima pagal testamentą palikimą, tuomet testamentas įgauna jau tokią rimtą juridinę reikšmę ir galią, tai reiškia, kad jau tas antras sutuoktinis nebegali pakeisti trečiojo to įpėdinio ar tų trečiųjų įpėdinių, kurie jau priims palikimą po jo mirties. Tai čia yra ir privalumas, nes tai reiškia, kad jeigu sutuoktiniai susitarė, kad tam tikras įpėdinis ar įpėdiniai priims palikimą, kad tai ir bus vykdoma, o tačiau minusas yra toks, kad gyvenimas yra įvairus. Ir mes iš tikrųjų
ne visada žinome, kas gali atsitikti su tuo jau tais trečiaisiais ar tuo trečiuoju įpėdiniu. Tai yra, na, tarkime, gali atsitikti taip, kad kažkoks nemokumo grėsmė ir galbūt tada norėtų palikti jau tas sutuoktinis, likęs sutuoktinis ar sutuoktinė, tarkime, ne sūnui, ne dukrai, kurie ten bankrutuoja, bet anūkams. Taip pat galimos situacijos, kad tarkim ir pats tas, įpėdinis gali pasikeisti, pavyzdžiui, kažkokios priklausomybės, kaip lošimai, alkoholis, narkotikai. Ir vėlgi galbūt norėtų tada palikti anūkams, anūkei, anūkui ar dar kažkam kitam, o ne tam, kuris jau yra įnikęs į priklausomybės ir atitinkamai akivaizdu, kad jis gavęs tą turtą greičiausiai praloš, pragers ir dar kažkas panašaus. Kitas privalumas yra toks, kad jau apie tai užsiminiau truputėlį, bet noriu jį akcentuoti, išryškinti. Tai yra sutuoktinių testamentas garantuoja, kad turtas mirus pirmajam tam sutuoktiniui nebus išskaidomas, nebus dalinamas, tai yra tikrai atiteks antrajam tam jau likusiam sutuoktiniui, atitinkamai tai yra jau to likusio gyventi sutuoktinio apsauga. Ir kalbant apie minusus, iš tikrųjų jis tampriai yra susijęs su prieš tai įvardintu pliusu. Ir čia gali skambėti labai dviprasmiškai, nes, tas sutuoktinių valios įvardinimas ir įrašymas į sutuoktinių bendrą testamentą iš tikrųjų nereiškia, kad ta valia ir bus įvykdyta. Kokios galimos situacijos? Tarkime, vienas sutuoktinis mirė ir kito sutuoktinio nuomonė pasikeitė. Jis nebenori priimti to palikimo arba nebenori, kad tą turtą po jo mirties paveldėtų kažkoks nurodytas bendram testamente įpėdinis ar įpėdiniai. Tai tuo atveju sutuoktinis gali nepriimti palikimo pagal sutuoktinių testamentą. Kas tada įvyksta? Tada palikimas yra priimamas pagal įstatymą, tai yra, gali palikimą priimti kiti įpėdiniai. Ir ką mes turime? Tada turime situaciją, kai nėra laikomasi tos valios ir gali būti, kad palikimą priėmė visai kiti įpėdiniai, negu buvo nustatyta bendrajame testamente. Taip pat gali būti ir kitos situacijos, pavyzdžiui, sutuoktinis priėma palikimą pagal bendrą testamentą, tačiau įstatymas nedraudžia jam šito turto dovanoti, parduoti. Turbūt suprantate, kad galutinis variantas gali tada būti visiškai kitoks, negu kad planavo pirmasis sutuoktinis, sudarydamas bendrą testamentą. Kaip trūkumą galėčiau nurodyti ir tokias, gyvenime iš tikrųjų atsirandančias situacijas, kaip pavyzdžiui, likęs gyvas sutuoktinis sudaro antrą santuoką. Ir tos santuokos metu gali atsirasti ir kiti įpėdiniai, tarkim, gali susilaukti vaikų ir jau jeigu jis tas sutuoktinis buvo priėmęs palikimą pagal bendrą sutuoktinių testamentą, tai iš esmės, pagal jį jau turėtų atitekti tam tikriem įpėdiniam, tačiau tas sutuoktinis jau norėtų, kad turtas atitektų kitiem įpėdiniam, ar ne? Lygiai taip pat gali būti tokios situacijos, kad ta naujoji, antroji šeima gali pareikšti pretenzijas į tą turtą, jeigu, pavyzdžiui, tas turtas buvo pagerintas, iš esmės pagerintas, būnant antroji santuokoje ir iš antrosios santuokos tų bendrų šeimyninių pinigų. Tai vėlgi gali atsirasti tam tikrų neaiškumų ir teisinių dilemų. Tiek trumpai apie sutuoktinių testamentą. Jeigu kilo papildomų klausimų, kviečiu kreiptis į mane, advokatę Juliją Viktoriją Flis, arba įsigyti autorinį įrašą Nesiparinkė LT internetinėme puslapyje.